Esu jau netoli prie Vilniaus Gedimino pilies bokšto. Aišku, pakilsiu kalną ir apsilankysiu. Pasižiūrėsiu, kaip Vilnius atrodo nuo pilies. Turėtų atrodyti įspūdingai. Aišku, tenka daryti nemažą ratą. Atėjau iš tos pusės, tai didelis lankas gaunas toks, kaip sakant. Bet pateksiu. Nes čia užtverta, tai kitaip ir nepraeisiu ratu. Čia nemažas aukštas. Jau visą beveik Vilniaus panorama matosi. Ką kalbėti apie pačią viršūnę. Jau yra ir funikulierius. Jau čia koks aukštas. Jau nedaug trūksta. Beveik viršui. Čia funikulierius leidžia žmonės tiesiog. Eina savo kaip panorama, koks vaizdas. Aišku, nuo pilies iš vis bus priekas. Eina savo koks vaizdas. Reik pafotkinti, nufotografuoti. Bilekas. Viskas, aš čia prie pat pilies. Prašau, kol dar neėjau į pačią pilį, knarknėti čia pasižiūrėti. Iš čia koks vaizdas eina savo. Pilį. Pirma laiptinė čia tokia yra, dvi laiptinės. Čia apsiriboju. Kirviai. Ir langelį kaip atrodo. Matas televizijos bokštas. Kalavijai. Riteris. Baletas.
Čia kaip poilsiavietė. Platus langas. Ai, iš čia buvau. Eina savo, koks aukštas. Čia iš vidaus žiūrint irgi. Ir aišku, čia dar pastatomi, nemačiau. Čia buvo praleidęs, man atrodo. Irgi visokie kirviai ietis. Dabar šitie vaikai eina jau į patį lauką, į patį stogą. Aišku, dar iškart yra viduj, dar sakė. Yra salių dar irgi informacijos. Bet jau čia šitais laiptais, aišku, išeisi ant pačio stogo. Į viršų. Gan status laiptai. Geras. Kaip kine. Išties įspūdinga, labai gražu. Tikrai labai įdomu. Reikia lipti dar aukščiau.
savo koks aukštas. Mums iš tiesų norėjos, kad tą vakarą pažiūrėtų į Baltijos kelio dalyvis visų tautų žmonės, anglai, rusai, lenkai ir pamatytų, kokia tai graži tauta, kaip jį moka mylėti vienas kitą, kaip jį moka išgyventi. Ir mes su didžiąja sakėm, Dievui, kad laimėjome, ištvėrėme, nepalūžėme, į neapykantas kerštą liūną neįbridome. Mes tikime, kad toji tauta, kuri pasirodė su neištverminga savo tremtyje, kad jį tikrai yra šviesos, gražios ateities. Archeologiniai tyrimai. Štai faktai. Tebūnie ši diena mūsų kankinių atminimo ir gyvųjų viltybės diena. Susiimkime rankomis kiekvienai valandai, o taip, kad išsineštume neblėstantį brolybės džiaugsmą. Tikrai įdomu. Būkime iš vieno. Na ir štai viršus. Eina savo pasaka. Ką tu žmogau? O čia tai vaizdai. Visas Vilnius. Nuostabu, labai gražu, pasakiška. Visas centras, ten televizijos bokštas, varpinė, kurioje buvau, restoranai, kavinės, kas matosi namai, miškai toliau, kryžiai. Aišku, reikia padaryti fotografijų, kas be ko.
Turiu pripažinti tokį faktą, kad tikrai Vilnius labai įspūdingas miestas. Man daro įspūdį, nors pats esu iš Kauno. Bet tikrai labai daug visko. Gali pamatyti daug muziejų, parkų. Visko yra, vietų tokių įvairių. Aišku, Kaune taip pat yra, bet Vilnius vis tiek. Jau Vilnius yra Vilnius. Man Vilnius patinka tikrai. Išties labai gražus, įspūdingas miestas. Ir man dabar palieka didelių įspūdžių. Ką tokia panorama, gražu. Tai va, pasibūsiu ir, aišku, trauksiu jau link Kauno. 24 metų Liepos 11 diena. Išties labai gražus, geras oras. Šiek tiek apniukę, bet lyt neturėtų. Bet smagu pasivaikščioti. Kaina 8 eurai suaugusiam, čia tikrai nėra daug. Verta. Ką, tikrai padariau daug nuotraukų, filmavimų, pasižvalgiau, pabuvau. Tikrai jau reiks leisis į apačią. Pasiėmiau savo kuprinę, čia pas administraciją, paskui kasoj buvau palikęs, tai va dar čia pasižvalgau. Čia visokie įrankiai, visokie suvenyrai senoviniai. Švariniai marškiniai. Šalmai riterių. Įspūdinga. Bombartų sėdiniai. Kaip ir viskas. Eina sakoks vėjas. Dabar reikės susileisti funikulierių. Jeigu tais keliais nesileisi, nepatogu. Tam yra funikulierius. Tai labai smagu bus. Atvažiuoja. Kaip tik. O, štai. Iki 1200 kilogramų, 16 žmonių. Neblogai. Vienas esu, manau, nepanėra. Aišku, pačiai susimokėsiu. Į vieną pusę tik euras, o jeigu pirmin ir atgal pakelti nuleisti 2 eurai. Nebrangu. Nežveidžiasi. Taigi Gedimino pilies keltuvas, taip vadinasi, euras buvo. Tai štai, pakilau laiptais, ten akmenim, aišku, ten jau tokiu viso aplinkeliu, o dabar va štai, nusileidau funikulierium. Aišku, galima ir pakilti nusileis. Tai štai, Vilniaus Gedimino pilis, visiems rekomenduoju, 8 eurai kaina, tikrai apsimoka. Pasaka tikrai labai patiko, graži panorama, kaip ir viskas.